Gerai, tai dabar galim padaryti klausimus, atsakymus. Tai tiesiog galit rašyti jum aktualiom temom, tik tai pabrėžiu, kad tie klausimai, atsakymai tai ne tai, ar aš turėsiu antrą pusę, tai ne taro skaitimo pavidalu. Čia darom, sakau, jeigu taro skaitimo norit asmeninio jūsų atveju, tai susisiekit asmeninę žinutę arba Instagrame galite rasti visą informaciją. Jurgita rašo savęs atradimas, kaip išmokti pasirinkti širdies balsą, o ne proto įtaką. Čia aišku nėra tokio vieno sakinio ar vieno atsakymo, nes tai yra įdirbis, vat kaip sporto salėje ištreniruojam raumenį, kad galėtume paskui pakelti sunkesnius svorius, padaryti kažkokius įmantresnius pratimus. Tai taip ir čia, vat būtent per tą savistabą, bet iš vis, kad ta savistaba atsirakintų, pirmą reikia pradirbti daug vidinio šešėlinio darbo, vat kur paskui išmoksti pasitikėti savo kūnu labiau. Savo kūnų labiau negu kad proto tais kuriamais scenarijais. Nes mūsų protas yra kaip kompiuteris. Tai jisai tiesiog archyvuoja informaciją ir, sakykime, vyksta kažkoks dabartyje įvykis, tai jisai paima iš archyvo, iš praeities, tarsi kažkokį panašų nutikimą, kuris kažkaip tai panašus, kaip šią akimirką vykstanti situacija, ir pritaiko tą patį sprendimo būdą. Ir todėl kitą kartą ir užsisukam tuose negatyviuose cikluose ir sunku iš to išeiti, nes gaunasi, kad reaguojam ir priiminėjam sprendimus pagal praeities įvykius, nors galbūt tai visiškai netitinka to, kas vyksta dabartyje. O tas klausimas širdies, tai čia būtent yra išmokimas paleisti kontrolę ir pasitikėti nežinomybę, kas iš pradžių yra labai baisu ir labai nekomfortiška. Ir turbūt visą gyvenimą, kad ir kiek patobulėsi, kiekvieną kartą žengiant į naują etapą, į nežinomybę, bus baisu, bus tas diskomfortas. Tik galbūt, kai jau ne vieną kartą būsi patyręs, kad žengi į tą nežinomybę, pasirenki tą širdies balsą ir viskas gerai susidėlioja, tai jau po truputį ir pačiam prote bus nauja programa, kad gal jau nebėra taip nesaugu eiti į tą nežinomybę ir kad jeigu tiek daug kartų buvo gerai, tai vadinasi, kad ir šitą kartą bus gerai. Tai pirmoj vietoj labai svarbu yra pradirbti su savo emocijom, su kūno įtampom, būtent per kūną. Būtent tai, ką aš vedu asmeninių sesijų metu. Darbas su kūnu, darbas su pasąmonė. Tada jau kai nusiima tas toks, nes tas pirmas sluoksnis, tai jis toks būna storiausias ir sunkiausias. Tai kai nusiima tas pirmas storiausias sluoksnis, su sluoksniu paskui ten daug gilesnių, subtilesnių, bet tada jau labiau įsijungia tokia savistaba savęs. Ir tas sąmoningumas tai nėra, kad aš sąmoningas tada, kai aš atsisėdu žodžiu pamedituoti. Tas sąmoningumas yra kiekvienoje dienoje, kiekviename mažame žingsnyje, kiekviename mažame pasirinkime. Ten nuo to, kaip aš atmerkiu akis ir kaip aš pasirenku arba kaip aš sugebu pramerkęs akis, ar ne, ir jeigu man yra įprasta, kad pas mane įsisuka kažkokios iškart negatyvios mintis, tik kai aš pramerkiu akis, bet kiek aš sugebu pagauti tai ir galbūt pakeisti šitą programą, kitaip savo pradėti kalbėti. Nuo to, kaip išlipu iš lovos, kokiu greičiu viską darau. Ar leidžiu savo būti čia ir dabar, ar leidžiu savo lėtai daryti, ar viską darau paskubom. Ar viską darau automatiškai, automatiniu režimu. Nuo tokių dalykų prasideda. Nes tik tokiu būdu galite išmokti pradėti jaustis saugiai savo kūne.
kadangi daug kas atėjom iš labai traumuojančių aplinkų ir kas vyksta, kai tu augi traumuojančioje aplinkoje, tai kadangi tu kaip vaikas dažniausiai fiziškai negali atsitraukti iš tos pavojingos tau aplinkos, tai tu gaunasi, kad atsitrauki iš savo kūno, tokia disociacija įvyksta. Tu tiesiog atsitrauki iš savo kūno, toks kaip apsauginis mechanizmas, kad tarsi tu jaustum mažiau skausmo, mažiau diskomforto. Ir įsivaizduokit, eilę metų taip gyveni iš to savo kūno atsitraukęs. Čia, viskas čia vyksta. Ir viskas taip chaotiška ir toks ištisinis bėgimas. Ištisinis sukimasis. Nes žinoma, po tiek metų traumos būti ramybėje yra nepatogu. Tai kita gera praktika, taip, bent užsistatot laikmetį, atsisėdat bent 5 minutės, net nejudat. Ne jokių meditacinių muzikyčių klausot nieko, nes tai irgi yra tam tikra prasme kitą kartą būdas protui pabėgti. O taip pasėdit. Pasėdit, pastebit savo kūną, pastebit savo mintis, labai didžiulis diskomfortas. Bet po tokį mažą žingsnelį kiekvienoj dienoj. Indrė klausia, kaip atsikratyti energetinio vampyro. Tai tie energetiniai vampyrai atsiranda todėl, kad nemokat brėžti ribų. Nemokat brėžti nei fizinių ribų, nemokat pasakyti ne, nemokat brėžti nei energetinių ribų. Tai čia reiktų padirbėti su ta savo dalim, su saviverte ir su gebėjimu brėžti ribas. Jeigu iš tokių ritualų, ką galima padaryti, tai prieš susitinkant su tuo žmogum, galite įsivaizduoti aplink save šviesos burbulą, kad jūs esate tam šviesos burbule. Šviesos burbulą ir net kai, sakykime, jeigu tos kontaktas yra neišvengiamas su tuo žmogum, nežinau, sakykime, kažkokiam tai darbe, kolega, kur yra neišvengiamas tas kontaktas, tai net kai bendraujat su tuo žmogum, vis bandyti vizualizuoti tą burbulą, bandyti vizualizuoti netgi sieną tarp jūsų, kad jūs pastatot sieną ir kad tarsi ta visa energija, kuri galbūt bando ateiti link jūsų, kad jinai tiesiog atsimuša ir nubyra. Taip pat galima į lininį maišelį įsidėti druskos. Įsidėti druskos ir kažkur arti kūno prisidėti tą lininį maišelį, užsikišti tiesiog. Ir paskui tą druską, kai jau baigėsi tas kontaktas, tai tą druską arba kažkur lauke išberti, arba jeigu nėra galimybės, tai tiesiog su vandeniu nuplauti. Į kriauklę, pavyzdžiui, nuplauti su vandeniu. Kristina rašo, kad šiuolaikiniai visuomeniai sunku klausyti tik širdies, kartais didelių pastangų reikia, bet protas nugali. Tai taip, Kristina, visiškai sutinku, kaip ir prieš tai sakiau, kad ypač kalbant apie moteris, tai visa šita sistema nebuvo sukurta mum. Nebuvo sukurta nei pagal mūsų energetiką, nei pagal mūsų ciklą, nei pagal mūsų prigimtį. Ir kartais nugali tas protas ir tegul jisai ir nugali kartais. Tai svarbu savęs už tai nesmerkti. Ir svarbu kiekvieną kartą tiesiog bandyti daryti geriausia, ką gali tą akimirką. Su intencija pakeisti tą priėjimą. Jurgita klausia, kaip apsisaugoti nuo negatyvių žmonių darbe. Tai čia labai panašus atsakymas, kaip ir apie tuos energetinius vampyrus. Realiai tą patį galite daryti. Įsivaizduoti tą burbulą. Taip, dar galite įsivaizduoti
sakau, jeigu neturit galimybės iš tos aplinkos pasitraukti, dirbat tam darbe, kol kas ten dirbat, bet šiaip gerai būtų apsvarstyti, ar tikrai norit dirbti tokioje aplinkoje, bet sakykime, jeigu tikrai neturit šią akimirką jokios kitos galimybės, jokio kito pasirinkimo, ne tik save įsivaizduokit tam šviesos burbule, bet kiekvieną kartą prieš ateinant į darbą įsivaizduokit, kaip šviesa užpildot visą patalpą. Užpildot visą patalpą, visą pastatą, net visą tą aplinką, nes yra taip, kad čia kaip ir prie, sakykime, apšvietimo skrenda viskas ten, ir musės, ir visokie naktiniai drugiai ir taip toliau. Tai lygiai taip pat prie šviesaus žmogaus, kuris spinduliuoja šviesią energiją, visokie bandys prieiti, visokie bandys priskristi su visokiom energijom. Bet kame yra esmė, kad tie, sakykime, kažkokių blogų intencijų ar žemesnės energijos asmenys negali išbūti šviesioje aplinkoje. Tai gali išbūti prie šviesaus žmogaus, prie jo prilipti, galbūt iš jo siurbti energiją, bet negali išbūti šviesioje aplinkoje. Tai taip galit tiesiog mintimis energetiškai išvalyti tą patalpą. Ar kas turit kažkokių klausimų, galit parašyti. Bet šiaip labai tikrai labai kviečiu. Kalbėjau ir kalbėsiu apie tai, už tai, kad į tą įrankį sudėjau visą savo širdį ir juo labai tikiu, tai yra pinigų srauto hipnozė. Ir tai ne tik apie pinigus, ir kas išbandė, tai tikrai žinot, kad tai ne tik apie pinigus. Aš taip noriu, kad kuo daugiau žmonių tiesiog išbandytų šitą įrankį. Nes tai nėra tiesiog kažkokia eilinė meditacija. Ten taip stipriai energetiškai yra užkrauta ir tie, kas išbandėt, pajaučiat iš karto, nuo pačio pirmo karto jūs pajaučiat pokytį, jūs pajaučiat, kad tai palietė, kad tai pakeitė, kad tai transformavo kažką viduje. Tai ten ir energetiškai yra labai stipriai užkrautas tas įrankis ir plus įdėtos labai veiksmingos technikos. Būtent kur tu dirbi su savo pasąmonė, kur tu dirbi su savo kūnu, ne tik, kad tu klausai, kad tau muzikytė groja ar kažkas tai kalba, bet tu realiai darai realius pratimus. Ir iš esmės keičiasi tavo mąstymas, iš esmės keičiasi tavo suvokimas apie save, ir savivertės klausimų irgi pinigų srauto hipnozė gali padėti. Iš vis prasiplečia tavo ribos, nes ypač pastebėjau, kad ypač Lietuvoj, mes einam iš tų tarybinių laikų, iš tos tokios priespaudos, iš to tokio susimažinimo, iš to tokio, kad reikia sunkiai dirbti, kad turėti pinigų, taigi negražu, jeigu tu čia tinginiausi ar kažką darysi malonaus ir tiesiog pas tave ateis, tiesiog plauks lengvai. Tai šitą įsisenėjusi, atrodo, mąstymą, modelį pakeis, tiek daug žmonių tiesiog nori, atrodo, tuo tikėti, tuo sunkumu, kad sunkiai reikia sunkiai, nereikia sunkiai. Pinigam kaip tik yra sunku ateiti, kai yra sunkiai. Tai čia tiesiog įrankis, kurį, sakau, kaip sau dariau, nes realiai iš dalies ir dariau kaip sau. Labai galingas, labai veiksmingas, tiesiog iš esmės viduj viską sudrebinantis. Ir ne tik apie tai, ir kiek daug žmonių sakė, jiem pasibaigė galvos užesiai, susitvarkė miegas, atsirado energijos. Tai žodžiu, kas dar nepasinaudojot šitą galimybę, pasinaudokit. Nuoroda yra profilyje. Jeigu kažkokiu neaiškumu kyla, tai galit visada man parašyti asmeninę žinutę, aš jums pagelbėsiu. Paulina klausia, kas yra pinigų srauto hipnozė. Tai pinigų srauto hipnozė yra mano autorinis kūrinys, tai yra meditacija, kur klausote mano vedimo,
kur yra sudėti tam tikri įrankiai, tam tikros technikos, labai galingi įrankiai ir technikos, tam, kad paleistumėt ribojančius įsitikinimus apie gausą, apie pinigus, apie savivertę, tam, kad praplėstumėt savo ribas, tam, kad išmoktumėt pinigus pritraukti per lengvumą ir malonumą, kad išmoktumėt kurti sveiką santykį su pinigais. Pinigai yra energija. Ir pinigai netgi yra ne tik kad energija, tai yra sąmonė. Tai aš net kitą kartą ir mėgstu pinigus įsivaizduoti kaip asmenį, nes tai yra sąmonė. Tai vad kaip susilygiuoti su ta pinigų sąmonė. Savo svajonių gyvenimą kuriat. Tos pinigų srauto hipnozės metu. Padeda ir energiją užsikrauti, ir atsipalaiduoti, ir nurimti, ir tiesiog net sunku įdėti į žodžius. Koks ten gėris yra? Koks ten yra gėris? Vaida rašo, su narcizais ir sunku kovoti, kaip ir su vampyrais, nepadės nei druska. Tai iš vis, jeigu yra galimybė, čia aš tai tik tokius ritualus pasidariau, jeigu visiškai neturit jokios galimybės atsitraukti nuo tokių žmonių, bet iš vis geriausia yra atsitraukti nuo tokių žmonių, tiesiog neturėti tokių žmonių savo gyvenime. Esat suaugę žmonės, galit pasitraukti iš jums nepatinkančių vietų fiziškai, nubrėžti ribas, nebendrauti su tokiais žmonėm, nustoti pataikauti, pradėti rinkti save. Tai narcisistiniai asmenys iš vis yra labai žalingi asmenys. Jų tas visas toksiškumas yra nukreiptas į aplinką, jie labai žaloja kitus žmonės. Tai kitą kartą su narcisistiniais asmenim pats geriausias variantas yra iš vis nebebendrauti, iš vis nubrėžti ribą. Yra slaptas narcisizmas, čia rašo, kai po laiko supranti, bet žala jau būna padaryta. Ačiū, Rokai. Taip, ir šitas narcisizmas, čia, žinokit, narcisizmo tema, tai čia tiesiog yra ta saldi tema, apie kurią aš galiu labai daug kalbėti. Ir tie, kurie mane seka, žinot šitą, kaip aš galiu užsivesti ir užsikurti narcisizmo temą kalbėti. Todėl, kad galiu pasakyti, kad esu ekspertė, narcizų ekspertė, nes tiesiog vien narcizai beveik buvo aplink mane iki šio momento. Ne visai iki šio, bet turiu omeny, kad didžiąją gyvenimo dalį, kol nebuvau suvokusi savo tų mechanizmų trauminių ir savo tų žaizdų. Tai žodžiu, labai tų narcizų iš arti daug teko patirti ir užsislaptinusių, ir neužsislaptinusių. Ir taip, tie užsislaptinę yra pavojingi, jie dažnai būna aukos vaidmenį, jie dažnai sukuria aplinkiniams labai gerą įvaizdį, tarsi kokie jie geri žmonės, o pasirenka kažkokią auką, vieną ar kelias aukas, ir už uždarų durų vyksta visiškai kiti dalykai. Florė klausia, kodėl įsimyliu netinkamus vyrus. Todėl, kad greičiausiai neturėjai saugaus tėvo, todėl, kad greičiausiai užaugai chaotiškoj aplinkoj, toksiškoj aplinkoj, su emociškai nepasiekiamais tėvais, smurtiniai aplinkoj. Ir tavo vidus, tavo nervų sistema, visą šitą informaciją, nesvarbu, kad jinai toksiška, nuskaitė kaip pažįstama, nuskaitė, kad tai reiškia namai. Ir kol nepradeda dirbti, kol nesuvokėt, kad iš vis turit šitas traumas, kad užaugo tokoj šeimoj, bet kol neleidžiat savo pripažinti, kad tai blogai, kad tai buvo blogai, ten buvo smurtas, emocinis, psichologinis, fizinis, ten buvo smurtas, kuris jūs sužalojo jūsų psichiką, sužalojo jūsų nervų sistemą. Tai tol ta energija yra viduj ir taip nervų sistema yra sukurta, kad nervų sistema visada ieško to, kas pažįstama. Jai nesvarbu, tai gerai, negerai, iš tikrųjų, ar jūs laimingi, nelaimingi, bet ieško to, kas pažįstama.
Tai jeigu nepradirbsit su tom vaikystės traumom, ribojančiais įsitikinimais, nesureguliuosit nervų sistemos, neperprogramuosit pasąmonės, tai tada energetiškai pritrauksit, net ir nenorėdami sąmoningai, pritrauksit identiškai tą patį, kas vyko jūsų vaikystės namuose. Tai jeigu ten koks, sakykime, tėvas buvo smurtaujantis ar koks narcizas, tokį pat vyrą pritrauksit. Ir kol neišspręsit šitų dalykų savo viduj ir tarkim šoksit nuo santykio prie santykio, sutiksit tą patį žmogų, tik kitame kūne, tas pats ciklas kartosis. Bet dėl to yra svarbus sąmoningumas, saviugda ir dėl to taip svarbu į tai investuoti. Tai yra pati svarbiausia investicija jūsų gyvenime. Vienuolė rašo, kaip kovoti su prisirišimu su žmogumi, kuris smurtauja psichologiškai, bet tu prisispaudus prie jo. Tai būtent tas prisirišimas, toks prieraišumo tipas prie to toksiško elgesio, jis būtent ateina iš vaikystės, nes vadinasi, kad vaikystėje santykėje su tėvais buvo tas pats. Tai ten viskas ir prasidėjo. Ir sakau, kadangi nervų sistema yra pripratusi prie šitų amerikietiškų kalnelių, kur ten vieną dieną labai blogai, kitą dieną gal kažkiek tai geriau ir vėl vieną dieną blogai, tiesiog organizmas net fiziologiškai pripranta prie šitų cheminių elementų išsiskyrimo kūne ir tai gaunasi kaip narkomanui narkotikai, todėl būna labai sunku išeiti iš toksinių santykių. Nes tai, sakau, kaip narkomanui narkotikai ir tarsi norisi tos dozės, nors tu suvoki, supranti, kad tai yra tau nesveika, žalinga, toksiška, bet norisi tos dozės, net pats kūnas atrodo purtosi, kaip nori tos dozės. Tai pradėti užsiimti saviugdą. Ir galbūt nėra greito būdo, nėra greito išėjimo, nes tam irgi reikia ryžto ir valios. Ir kad tas ryžtas ir valia susiformuotų, nutraukti tą ciklą, kuris yra toks įsisenėjęs ir sakau, visa tavo sistema tiesiog yra į tai įsikabinusi. Tu čia vos negaunas, kad jau turi eiti prieš savo tą prigimtį vidinę. Tai terapijos, hipnoterapijos, pas mane emocijų paleidimo sesijos, konsteliacijos. Kad įgauti žinių, įgauti suvokimo iš viso, kas vyksta, kad galėtum pastebėti tuos modelius, bet aišku, tas žingsnis vis tiek būna nelengvas, vis tiek turi priimti tą žingsnį, suvokdama, kad bus nekomfortabilu, kad norėsis to žmogaus, kaip narkotiko, kad norėsis tos dozės ir kad pasirenki sąmoningai išbūti ir išlaukti. Ir nerašyti, negrįžti, neskambinti, o išlaukti ir išbūti su savo emocijom. Bet sakau, čia vienas padaryti, vienam labai sudėtinga. Turi būtinai kreiptis pagalbos, kad būtų palaikymas kažkoks iš šalies. Ir vienuolę labai parekomenduosiu tau, esu į YouTube kaip tik įkėlusi įrašą nesenai, kur būtent dalinausi apie skyrybas. Kaip aš ėjau per skyrybas ir kas vyko ir būtent apie šitą dalį, kur tas žmogus tarsi kaip narkotikai, nes pas mane irgi tas buvo nerimastingas, ko priklausomas prisirišimo tipas prie to žmogaus. Tai tą ko priklausomybę aš irgi gydžiau tuo metu. Ir tiesiog realiai valios pastangom reikėjo pasirinkti save ir išbūti. Išbūti, neskambinti, nerašyti, rasti kam kitam galbūt paskambinti, kai užkyla visos tos emocijos, kai negera. Geras psichoterapeutas padės, bet tuo pačiu aš ką pastebėjau iš savo patirties, kad sunku yra labai surasti gerą psichoterapeutą,
daug kas turi diplomus, bet neturi gyvenimiškos patirties, arba neturi pakankamai empatijos arba suvokimo, arba dirba labai, aš suprantu, kad galbūt kitą kartą jie turi dirbti pagal protokolus labai struktūriškai, bet esmė tame, kad pas daugelį iš mūsų yra labai kompleksinės situacijos, kompleksinės traumos. Nepadeda tie protokolai. Tai net nebūtinai ieškokit psichologo, turiu omeny diplomuoto psichologo. Ieškokit žmogaus, kuris jums rezonuoja. Ieškokit žmogaus, kuris per tai praėjo. Žmogus gali jūs nuvesti tiek giliai, kiek pats yra nuėjęs. Ieškokit žmogaus, šalia kurio jūs jaučiatės iš tikrųjų suprasti ir išgirsti, kuris mato jūsų problemos kompleksiškumą, kuris žino, kaip prieiti. Nes būna žmonės pas terapeutus pravaikšto 10 metų ir niekas nesikeičia. Vis dar ypač ir Lietuvoj, kažkaip užsienį matau, kad šiek tiek kitaip yra. Nes ir, pavyzdžiui, man asmeniškai pačiai, realiai man nelabai svarbu, kas kokį diplomą turi. Man kitą kartą net kaip tik atgraso, jeigu žmogus turi diplomą. Aš nieko prieš diplomus, viskas yra gerai ir tam tikrais atvejais tai yra svarbu ir būtina dėl etinių priežasčių, bet ten būna esminių dalykų nemokina. Tai va dėl to dabar ateina era tokių labiau intuityvių žmonių, empatų žmonių, kurie praėjo tą visą pragarą patys ir kurie iš tikrųjų praėjo tą atkarpą, tai vadinasi ir jūs gali pravesti. Tai užsienį sakau kažkaip žmonėm, kad oi, būtinai čia diplomas būtų, ar būtinai čia tas, ar būtinai anas. Ne, pas mus Lietuvoje dar šitas labai stipriai yra. Kažkaip tarsi tai nurodo kokybę paslaugos, nenurodo kokybės paslaugos. Kokybės paslauga nurodo, kiek žmogus yra žmogiškas, kiek jisai yra supratingas, kiek jisai yra jautrus. Bet vis dar kažkaip Lietuvoje tie išoriniai standartai kažkokie, kad būtų. Aišku, čia tokia yra labai slidi tema ir tokia labai plona riba gali būti. Nes yra ir daug sąmoningumo bendruomenėse ir įvairiausių vedlių ir coacherių ir gurų ir taip toliau, ir kur irgi ten visiškas nesąmonės daro ir ten iš šono žmonės veda. Kur ten visiškai ne apie tai. Tai vis tiek turit savo intuiciją pasitikėti, bet būtent rinkitės ne iš proto. Rinkitės iš širdies. Kas jums rezonuoja, ne taip, kaip sociumas sako jums daryti, kaip čia tradiciškai turi būti. Aš pati, kai irgi ėjau per tuos visus sunkumus ar per skyrybas, tai kokių tik tai aš neišbandžiau sesijų ir praktikų. Buvo nesvarbu, atrandu žmogų, kuris man rezonuoja. Kitą kartą net nelabai gilindavausi, ką jis ten tiksliai daro, tiesiog man rezonuoja ir aš einu. Ir žinoma, kitą kartą tik tai eksperimentavimo būdu galite atrasti tos tinkamus variantus. Tai leisti savo paeksperimentuoti. Bet realiai pati asmeniškai, tai ta visa tradicinė psichoterapija, tai aš esu gana nusivylusi ir ta apskritai visa sistema, kaip ten viskas sudėliota. Psichika, psichologija yra vienas iš esminių ir pagrindinių dalykų, kuris lemia mūsų gyvenimo kokybę ir antiek tai yra mažai ištirtas dalykas ir antiek yra mažai galimybių realius kažkokius tyrimus atlikti ir, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta tavo smegenyse, kokiu ten tau elementų iš tikrųjų trūksta. Psichologai, psichiatrai ateina, užduoda tos pačius 5
klausimus kaip ir visiems ir išrašo tos pačius vaistus kaip ir visiems. Tokia visiška nesąmonė. Man tai yra nesąmonė. Retai kada padeda šitie dalykai. Mūsų kūnas yra nuostabus mechanizmas. Labai plastiškas. Tai mūsų nervų sistema yra plastiška, mūsų psichika yra labai plastiška, gebanti adaptuotis ir prisitaikyti prie ypatingai sudėtingų aplinkybių. Tai vad geriau išmokti, suprasti savo kūną ir dirbti su savo kūnu. Ir visos tos diagnozės iš tikrųjų, ką žmonėm diagnozuoja, tai visų tų diagnozių priežastis tai yra užspaustos emocijos. Ir jos ir toliau lieka užspaustos, nes niekas šitos dalyko nesprendžia. Tai dėl to aš sakyčiau, kad geriau jau žvalgytis į alternatyvius gydymo būdus, holistinius būdus, kas apima viską. Kristinos klausimas buvo, kaip kovoti su vidiniu pykčiu. Tai visų pirma, nesistengti to pykčio iš savęs pašalinti, pastebėti tą pyktį, duoti tam pykčiui dėmesį ir dažniausiai už pykčio slepiasi baimė. Tai vat apie ką ta baimė? Už baimės slepiasi skausmas. Tai vat apie ką tas skausmas. Pykčių mes reaguojam, vat įsivaizduokit, kaip būtų sužeistas žvėris ir kažkas bando prie jo prieiti, o jisai sužeistas, tai vat koks, sakykime, šuo sužeistas. Tai šuo kastų, nesvarbu, kad jūsų ketinimai geri, bet dėl to, kad jisai sužeistas, tai yra savigynos mechanizmas. Tai vat už viso to slepiasi skausmas. Tai apie ką tas skausmas? Iš kur tas skausmas? Taip pat dirbti su vidiniu skausmu, leisti savo išleisti tą vidinį skausmą. Ir pyktis mums yra labai svarbus kaip emocija. Irgi YouTube yra įrašas kaip tik apie pyktį ir kodėl mums yra svarbus pyktis. Pyktis kaip emocija yra labai svarbi, tai yra mūsų apsauginis mechanizmas ir jisai yra reikalingas, jo nereikia atsikratyti. Tik tai kartais jisai gali pasijungti, galbūt kažkokiose vietose ar kažkokiu momentu, kai mums nepalanku, vat būtent iš tų vidinių žaizdų. Tai patį pyktį pastebėti, pasiųsti pykčiui meilės, duoti pykčiui dėmesio, leisti savo išjausti ir išleisti tą pyktį sveikais būdais, sveikom praktikom, o šiaip tai yra apie skausmą. Gabija parašė, kaip pritraukti pinigų gausą. Tai kiek gausos, kiek pinigų galime atlaikyti, didžiąja dalim lemia, kiek yra subalansuota mūsų nervų sistema, kiek saugiai jaučiame savo kūne ir kiek esam pradirbę su pasąmoniniam programom, pasąmoniniais blokais, įsitikinimais būtent apie pinigus ir apie gausą. Ir Gabija, aš tam esu sukūrusi labai nuostabų įrankį, tai yra pinigų srauto hipnozė, va ten būtent yra sudėti įrankiai ir technikos darbui su pasąmonė, darbui su nervų sistema. Tai yra audio įrašas, kurį įsigyji, tau jis lieka visam laikui, nuoroda yra profilyje. Ir tiesiog ten klausaisi mano vedimo, atlieki tam tikrus pratimus ir vat padeda atkurti sveiką santykį su gausa, savivertę ir dar daug kitų privalumų. Kas norit, galite taip pat pasiskaityti Instagram, yra highlight skiltyje, ten yra parašyta pinigų hipnozė. Tai va ten esu aprašiusi ir kaip gimė ta pinigų hipnozė, ir kuo jinai naudinga, ir kas vyksta, ir taip pat įsigijusiu atsiliepimais. Tai kam aktualu. Bet žinokit, yra tokia galimybė pinigus pritraukti ir nedirbant. Čia yra labai svarbu, kokią įsitikinimų sistemą turi.
aišku, kai mes save išreiškiam kūrybiškai, kai įgyvendinam savo širdies pašaukimą, pinigai yra kaip antrinis produktas. Tiesiog kaip neišvengiamybė, kai darai tai, kas tau malonu, tai, kas tau gera, kai tu tikrai duodi iš širdies, tai yra kaip neišvengiamybė. Kita kartą, žinoma, būtent visą tą srautą gali blokuoti išreguliuota nervų sistema, gali blokuoti ribojantis pasąmoniniai įsitikinimai. Tai viskas labai kompleksiška yra. Bet aš savo gyvenime esu pritraukusi daug kartų, esu pritraukusi pinigų ir nieko nedarydama. Gulėdama pliaže. Bet čia daugam būna net baisu pagalvoti, kad kaip taip galima, kitaip negalima, čia yra tinginystė ir dar už tai gauti pinigus, taipgi negalima. Tai čia tie ribojantis įsitikinimai, tos baimės, kur baisu savo taip leisti. O šiaip visi esam verti vien dėl to, kad esam. Ir gausa yra mūsų gimties teisė, gausa yra mūsų pagrindinė centrinė energija. Tik tie visi tos visos sociumo taisyklės, normos, tie ribojantis įsitikinimai, aplinka, kurioje augom, sužalota nervų sistema, visą tai, galima sakyti, sukūrė tokią atskirtį tarp mūsų ir tos gausos. Kas, mėlyjeji, turiu atsisveikinti, nes viskas, toj telefonas pats išsijungs, tai nenoriu, kad išsijungtų. Tai ačiū, kas buvot, pasistengsiu dažniau čia pasirodyti, ačiū už dovanėlės, ačiū už jūsų atsakymus, ačiū už jūsų energiją, už jūsų aktyvų klausimą, dalyvavimą, buvo labai gera su jumis susitikti, siunčiu jums daug meilės, visus labai stipriai apkabinu. Tegul viskas jums susidėlioja pačiu geriausiu, gražiausiu, gausiausiu, maloniausiu, nuostabiausiu, švelniausiu keliu ir būdu. Labai jūs visus myliu ir iki kito karto, iki mėlyjeji, iki.